Spalio mėnesio kiekvienoje laidoje primindavome, kad spalis yra psichinės sveikatos mėnuo, o ją mūsų tokią jautrią psichinę sveikatą stiprina ne tik medikai. Šiandieną mūsų laidos viešnia fotomenininkė Eli. Sveiki. Jūs esate estetinio grožio kūrimo žinovė, DVD sveikatos rytas bendraautorė. Taip pat dalyvaujate antistres programos kūrime. Šiandieną kalbame apie žmogaus psichinę sveikatą. Sakykite, kaip jūsų meninis darbas įtakoja žmonių psichinę sveikatą? Mano nuomonė, žmogaus psichinė sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo savivertės. Žinoma, santykių su šeima, taip pat draugais, socialinės aplinkos bei mėgiamo darbo. Aš kaip menininkė fotografė labiausiai dirbu su žmogaus estetinio įvaizdžio kūrimu, bei skatinu, pasiekus optimalų rezultatą, kelti savo savivertę. Tai iš esmės keičia žmogaus nuotaiką, suteikia teigiamų emocijų, leidžia keisti įvaizdį, gerina savęs suvokimą. Saugiai žaidimo žinoma forma žmogus gali pakeisti įsisenėjusio įvaizdžio transformaciją. Tokiu būdu gerėja žinoma ir žmogaus psichinė savijauta. Dažniau dirbate su žmonėmis ir jų įvaizdžio formavimo. Tačiau kita jūsų mėgstama darbo dalis yra gamtovaizdžiai. Kaip gamtos vaizdus pritaikote žmogaus psichinės sveikatos gerinimui? Žinoma, gamtovaizdžiai yra vieni gražiausių ir giliausių visom prasmėm kūrinių, kurie leidžia pasinerti į spalvų terapiją, žinoma, labai relaksuoja, įkvepia, padeda pamatyti metų laikų kaitą ir nutolina nuo kasdienybės rutinos. Esu sukūrusi relaksacinių vaizdų ciklą, kurio norėčiau labai pasidalinti su žiūrovais. Tikiuosi, jis pasirodys DVD formatu antistres programoje, kuris suteiks puikią galimybę kokybiškai atsipalaiduoti. Pabūti žinoma savyje, atrasti kažką naujo, malonaus akiai ir be jokios abejonės širdžiai. Būtų malonu, jei tai praskaidrins žiūrovo nuotaiką ir pagerins bendrą psichinę savijautą. Tikiuosi. Ilgais rudens bei artėjančios žiemos vakarais žiūrovai gaus puikią spalvinę vaizdų relaksaciją bei gerą nuotaiką. Ačiū Jums už grožio kūrimą. Ačiū Jums, linkiu visiems sveikatos.